jumping that track hawk, that's a death wish. I got road rage, been burning rubber, so reckless. My mind gone, I'm probably gonna see a specialist. I got road rage, been burning rubber, so reckless. I'ma crash out. I got road rage, I've been burning rubber, so reckless. I got road rage, I've been burning rubber, so reckless. I'ma crash out. Labas visiems, šiandien esam dar vienam nuostabiajame Night Riders Public Meet'e, kuris vyks Kaune. Esam dar vis Vilniuje su savo nuostabiaja Night Riders Contribui plus Private komanda ir nuo čia visi kartu pajudėsim link mūsų Public Meet'o vietos, tai yra Kaune esančios Megos aikštelės. Esam, manau, pasiruošę ir neužilgo galėsim lėkti. Vibe blowing at the J, got the loud jumping at the bay. Everything I'm on stack. Everything I do is wet. Got the band jumping at the bay. Vibe blowing at the J, got the loud jumping at the bay. Everything I'm on stack. Everything I do is wet. Got the band jumping at the bay. Another milestone, look at that. Paper boy, I'm a paper route till I'm 6 down on my back. Ar čia to yra pirmasis Night Riders Public Meet'as mūsų organizuojamas? Žinok, pasakysiu, kad taip, aš dažniausiai nevažiuoju va tokius, nors ir turiu tų gražių mašinų, bet nevažiuoju tiesiog ir viskas. Iš tikrųjų, kai Night Rideriai atvažiuoja, pasistengiu kiekvieną kartą bent jau sudalyvauti. Vieną kartą yra tekę Vilniui atvažiuoti pas jūs. Tai kaip supratau, jau ne pirmą mūsų renginys, taip? Tikrai ne ir tikiuosi tikrai ne paskutiniam dar. Šiaip apie jūs labai daug kas man sakė, varom į Vilnių, nežinau, kad bazuojatės Vilnių ir viską, bet dabar tai pirmą kartą pas jūs. Jo, pirmą. Ne pirmas kartas, trečias realiai. Mano tai pirmas. Pirmą kartą. Pirmą. Ką manai apie tokius renginius? Reikėtų daugiau būtent? Ar kaip manai? Kaip tavo, kokie pirmieji įspūdžiai? Sakyčiau, daug triukšmo, daug garso, smagu, bet reiktų gal pakeisti biškį, kad visas mašinas, kurios yra susijęs su tuo, statyti kaip nors į vieną krūvą, kad nebūtų išmėtos per visą aikštelę. Būtent iš šito myto tai nustebino žmonių gausa. Iš tikrųjų yra daug mašinų. Matom aparatų įspūdingų yra. Wow, insane. Publikos pritraukė daug, galiu pasakyti, jau seniai buvau matęs čia taip. Tikrai šaunuoliai dėl to. Ne, aš tikėjausi iš viso, kad bus plovimas iš žmonių kažkodėl, nežinau kodėl, bet taip galvojau. Kad atvažiuojam, žiūrim, kad pilna aikštelė, čia neįmanoma praeiti, tai sakyčiau, kad visai solidžiai. Ne pirmą kartą ir panašiai kaip antrą kartą, kaip pirmą kartą, tik tai gal dar daugiau žmonių iš tikro. Daug gražių bolidų, daug gražių nebolidų. Kaip fainai, bet trūksta piernikų biškį. Labai patinka, tik gailiuosi, kad nesu savo mašiną atvažiavau, dabar tai tiek. Matau kaip? Kaip visada, viskas tvarkoj, patinka. Tikrai labai wow, daug emocijų, daug gerų mašinų, tikrai labai smagu. Ar seki Night Riderius būtent socialiniai medijai? Ką manai apie jų keliamą kontentą visą? Taip seku, bet ne visada spėju pasižiūrėti taip, kaip norėčiau. Visi, kiek video peržiūrėjęs, buvo nuostabus. Žiūrim.
Sekat socialinėse medijose? Taip, TikTok'e, YouTube'e žiūrim. Ar manai, kad tokių renginių reiktų daugiau organizuoti? Ar į tau jų kūriamas kiekis atitinka tavo lūkesčius, ar manai, kad galėtų vykti dažniau? Iš tikrųjų atitinka, aišku, visi norėtų ir daugiau, bet reikia suprasti ir jūs, kad ne visada laiko turit, pavyzdžiui, per kiekvieną miestą pervažiuoti. Kol kas, manau, viskas yra tobula ir taip. Smagu, nes jų Lietuvoje trūksta, tik tais, kad reikia visada nepersistengti ir neprisidaryti nesąmonių, aš apie tai šneku. Nes yra, žinau, nieko nevardinu, bet yra klubų, kur per daug biški sau leidžia. Bet šiaip smagu, daug žmonių subūrėt, fainai tikrai. Ir gerai, reikia pas mus to, tikrai netrūksta. Jūs esat vietiniai čia iš Kauno, jo? Ir kaip manot, Kaune, būtent trūksta tokių renginių, ar kaip manot, ar atitinka viskas jums? Ar užtenka, ar norėtųsi daugiau? Žinoma, renginių kuo daugiau, to fainiau yra. Trūkumo, jo, truputuką trūksta. Galėtų būti daugiau šiaip, tai biškai gal trūksta. Tai realiai, nežinau, pirmą kartą Kaune renginį, šiaip Vilniuje buvau opening'e, buvau Contribui raide, tai realiai norėtųsi kažko tokio kaip Contribui Kaune. Tai supratau jau mūsų toks didesnis narys jau esat, jau ir labiau private meetus esat. O jūs kaip? Nu, aš sakyčiau, kad visą laiką pasirašau ant daugiau tokių renginių ir jo, fainiau, linksmiau. Pakyla Kaunas. Atvažiavot su draugų kompanija ar po vienas automobilį? Nu tai, su klasiokė atvažiavau. Mane veža. Atvažiavo dviese ar su draugų kompanija kažkokia? Kompanija didelė. Automobilių gazavimas, kaip tau pačiam, kaip automobilistui patinka? Tai aišku patinka, tai tu pažiūrėk į mano mašiną. Šiam šeštas ruoštas driftui su nestandartiniu varikliu, kaip šitam kėbului. Aišku, ir pats kėbulas driftui yra nestandartinis. Jis puikiai važiuoja, pasidarė. Manau, tikrai neblogai atrodo ir neblogai važiuoja. Ir matau, čia neblogą muzikos aparatūrą turi įsidėjęs, gali papasakot biškai, kad čia žiūrovom? Jo, tai čia yra 39 sedano kėbulas, kas turi 39 ir dar plus sedaną arba apskritai kokį sedaną, tai turbūt žino, jeigu bent kažkiek domisi muzika, kad yra labai sunku išdirbti. Čia dar yra kol kas nebaigtas projektas, čia dar daug ko trūksta. Tiesiog tai yra SQ sistemos buildas, tai nėra ant kuo didesnės garso kiekybės padaryta, o ant kokybės viskas ir iš ties tiesiog gražu pasižiūrėti, nes nelabai yra ir nelabai esu matęs, kas pas 39 tiek persistengia. Ar pirmą kartą esat mūsų organizuojamas mytas? Jo, atvažiavau pirmą kartą į mytą, tikrai labai man patinka, tikrai labai fainas mytas, nesitikėjau, kad toks mytas gali būti smagus ir puikus. Tikrai esu nustebęs, kiek mašinų gali surinkti raideriai. Wow, tikrai wow, tikrai nuostabu. Tai sveikas, ar atvykai su savo automobiliu, ar su draugais, ar su Hebra, ar kaip? Savo. Ir ką vairuoji? Lexusą ISDPM. Neblogai atvykai vienas, ar su kompanija draugų? Su draugai. Ar pirmą kartą esi mūsų Night Riders organizuojamam renginyje? Ne pirmą. Ir tai būtų kelintas tavo kartas? Trečias. Ar dalyvavai Vilniuje anksčiau, ar Kaune 2 kartus, ar kaip? Kaune 2 kartus ir Vilniuje 1 kartą buvau uždarime. Ir kaip tau atitinka visus tavo lūkesčius?
Šiaip jo labai fainai, tik norėtųsi gal biški daugiau Lexuso, bet šiandien mačiau vieną į SF, LS, tai labai fainai, labai patiko. Na, aišku, kaip mūsų tendencija tam tikra, kad turbūt 80% automobilių turim BMW. Na, bet tikėkime su laiku, pamatysim vis įdomesnių bolidų ir su kiekvienu metu pamatom vis daugiau vairesnių automobilių. Kaip tau pats renginys, kaip tau visas vaibas pats renginys? Labai fainas, labai patinka, tik biški gal dabar oras, gal biški suprastėjo, bet dar gražiau. Jo, dabar turim lietų biškį, tai va, tai galbūt oras ir ne pats geriausias šiuo metu, bet matom žmonių nuomonės, reakcijos yra pačios geriausios, atitinka visus lūkesčius. Tai kaip tau mūsų organizuojamas mytas kol kas, atitinka lūkesčius ar ne? Ne, tai čia pranoksta visus lūkesčius. Iš esmės labai geras vaibas, labai visi draugiški, labai bendraujantis. Automobilių irgi galima pažiūrėti, dėl ko ir atvažiavom visi realiai. Ar čia yra tavo pirmas toks būtent Night Riderių mūsų mytas, ar esi dalyvavęs ankstesniuose mūsų renginiuose? Mano yra pirmas, bet tikrai ne paskutinis, galiu pasakyti. O ar žinai apie mūsų klubą Night Rider, seki socialinėse medijose? Seku, nes pažįstu įkūrėją. Kas nori lipduko vieno? Prašau, stay tuned toliau, žiūrim kas mūsų dar vis nustebins, nors ir taip atitiko visus mūsų lūkesčius, kaip matom, pažiūrėkit kiek žmonių. Matom publikos, belė kiek publikos šiandien. Na ir ką, stay tuned, hebrytė.